Jo, tai kur baimė iš tikrųjų yra gerai, labai gerai. Baimė. Anksčiau bijojau, bet dabar jeigu bijau, reiškias verta. Tikrai verta. Nu, iš esmės baimė irgi buvo mums dabar prieš darant ant podcastą. Jo. Nu, dabar, o, žinai, first podcast, končiai šnekėt reikės, o, kaip čia šnekėt, kaip čia, tipo, nu, Bet žinai. kažkaip jo, natūraliai. Natūraliai leidi savo pasitikėti tas, kas vyksta ir smagu, man ir smagu. Jo, realiai. Nu, tiesiog. Viskas flow, tiesiog. Ir leidom, žinai, savo būti, kas esam, dalinti su to. Ir mes, aš tai neturiu lūkesčių, ar čia kas nors pasims tas informacijas, ar nepasims, tam, kam Ar reikės tai tas. praskipins, ar Nu. tai taip šitą video, žinai, kur Nu. tipo su tuo. Ja. nes, nu irgi, čia ir iš esmės irgi mūsų abiejų aistra, smagus dalykas, ką mes norim daryti. Ir vat, jeigu tu turi kažkokį tai dalyką duoti kažkam, arba tu turi dovaną, vis laik ir kažkas, kas lauktos dovanos. Taip. Tarkim, ir moneta, ir ta moneta turi vieną pusę, ir kitą pusę, nėra vienos pusės monetas. Taip. Vis laik ir dvi pusės moneta, tai ir dovana, ir kažkas lauktos dovanos. Ir viskas, ko tau reikia žinoti, kad jeigu tu nori kažko pasidalinti, nori kažką duoti, kažką pasakyti, vis laik kažkas lauk gauti iš tai tą dalyką. Ir tas vat ir atneš pilnavertiškumo leidimą savo būti savim. Man kaip patinka, mes kalbam apie tą aistrą ir fone tas mergaitės klikuoja supas ant hamako ir taip gerai laiką leidžia, taip natūraliai, va viską, ten ant žolės vartos. Ir man tas fonas, tas vaikystės garsas, toks nostalgija, taip, kaip skaniai. Nu jo, vaikai, va, tas ir yra. Tai, va, ir seka, nu, harmonija, va, daro, va, savo. Smagu ir šitas dabar vis tiek vėsus vakars, po maikėm, nesvarbu. Nesvarbu, ant žolės, vartaras, viską. Ir tiesiog, va tas ir ta būsena, va sugrįžti vaikystį, prisiminti, koks buvo jausmas, žinai, o kaip buvo smagiai, kai aš tiesiog dariau tą ir tą ir tą, ir aš nežinojau, niek nesitikėjau. Labai